Sako, jei norime, kad pasaulis keistųsi į gerą, turime daryti gerus darbus. Savanorystė yra tai, kas atveria galimybės geriems darbams. Kartu mus augina, moko suprasti ir priimti. Regitra tęsia socialinės atsakomybės auginimo kelionę. Kiekvienam darbuotojui suteikdama 1 dieną per metus savanorystei. Atrodo tik 1 diena per metus, bet kažkam ji gali būti labai reikalinga. Ta labai gerai supratome pradėję kurti gražų santykiai su Arkos bendruomenėmis. Namais, kuriuose žmonės su intelekto negalia, gražiai vadinami bičiuliais, dalijasi savo gyvenimais, turi savo užimtumą, laisvalaikį ir gauna visas reikalingas socialinės paslaugas. Mūsų kolega Rytis jau metus yra Kauno Arkos valdybos narys. Pats po truputį jaukinasi savanorystę ir sako, kad savanorystė dovana jam pačiam. Pagrindinė mintis atėjus čia tai ne kažką tai sutvarkyti, ne kažką tai ten išvalyti ar ten daržą sukasti, bet esmė pabendrauti su bičiuliais. Tai yra pabūti kartu su jais, galbūt atsakyti į jų klausimus. Ir kada tu jiems atsakai, tai jie tada pradeda pasakoti, o mes dar buvom tenais, ir tu matai, kaip jiem tikrai įdomu, kaip jie džiaugiasi. Kartais ta savanorystė gali būti ir labai teminė. Pavyzdžiui, buvo vienas žmogus, kuris kartu su savanorė mokėsi kompiuterinių įgūdžių. Kiti savanoriai suorganizuoja miško terapijos užsiėmimą. Tai yra ta mūsų kasdienė veikla, kur savanoris gali įsitraukti, bet yra ir tos, ką savanoris gali atsinešti su savo stiprybėm, su savo ratu, su savo žinojimu ir tokiu būdu padėti tiems žmonėms augti ir plėsti jų akiratį. Žmonės su negalia vis dar yra sunkiai priimami visuomenėje. Daugiausiai dėl mūsų baimių ir nežinojimo, kaip šalia jų elgtis. Arkos bendruomenė siekia tapti tiltu, mažinančiu šią atskirtį. Savanoriai mums yra labai svarbus bendruomenėje, nes visada yra pavojus bendruomenėje užsidaryti savam ratelį. Ir dažnai negalios tema suvokiama kaip socialinių darbuotojų tik tai tema ar problema, kurią reikia išspręsti. Savanoriai vaidina tokių vėliavnešių ir ambasadorių funkciją, nes jie ateidami praplečia ir pačių žmonių turinčių intelekto negalią matymą, atneša tą bendrystę ir parodo, tokie tampa įtraukties ambasadoriais, galima taip pavadinti. Vis geriau pažindami bičiulius žinome, kad jie yra be galo atviri, turintys daug atjautos ir šūsnį įdomių istorijų, kuriomis nuoširdžiai dalinasi. Nuo kuriamos muzikos, šokių pamokų iki kelionės į Ameriką. Reikėtų, kad daugiau savanorių ateitų, kad būtų linksmi ir kad tokie, ne tokie pikti būtų. Patinka, pajuokautų su savanoriais. Lauktume net ir 1 dienai ateiti, nes jau tai net vienas susitikimas daro pokytį. Tiek tam žmogui, tiek jums patiems. Man atrodo, susitikus pasimatytų, kad vienas geras pokalbis nuoširdus, vienas juokelis prie stalo, smagus pietus ir diena visai kitaip nusipiešia. Kad ir kokią veiklą savanorystei pasirinktume, ar tai būtų aplinkos tvarkymas, palikto augintinio vedžiojimas, susitikimas su žmogumi turinčiu negalią ar vienišu senoliu, visais atvejais tai prasmingas laikas. Nuoširdžiai kviečiu visus išbandyti savanorystę, pamatysite, kad ta diena jums suteiks labai daug gerų emocijų ir ne tik jums, bet ir tiems, pas ką jūs ateisite per tą savanorystę.